Tara kortų būrimas. Tau, jeigu tu atsidūrėjai čia ir dabar, tu dabar sėdi ir galvoji apie jį. Arba galvoja apie tą situaciją, kuri neduoda tau ramybės. Žinai, kaip būna pilna galva minčių, o kokį sprendimą priimti niekaip neapsisprendti. Parašyk man asmeninę žinutę ir mes užklausim taro kortų, kokį sprendimą geriausia priimti link tavo laimės ir džiaugsmą. Prisikėlimas sunkus. Tau dabar labai sunku prisikelti, priimti kažkokį sprendimą, atsigauti. Greičiausiai kaip patu ant dugno dabar atsidūrei, tie žmonės pavertė tavo gyvenimą tokiu dugnu, kažkaip kaip į dugną. Nukritai ir negali iš jo išlipti. Žinai, kaip būna sapnuoji, bėgi kažkur ir niekaip negali nubėgti arba išlipti kažko. Va čia tu dabar, va tokioj situacijai. Nori apsaugoti save nuo nereikalingų žmonių, aš sukūriau tau namų kvapų salaną. Tai yra stiprus amuletas, kuris padės, kuris bus tau kaip apsauga tavo namuose. Va, ir aš jas visada turiu čia prie savęs, kiekvieną būrimą. Mano puslapyje lana.lt. Skiltyje amuletai, kvapai. Užeik, išsirink. Tu tikėjaisi pinigėlio, bet dabar pas tave nėra tiek daug pinigų, kiek tu norėtum turėti. Turi dabar tiek, kiek, žinai kaip pasakysiu, kiek verta dabar. Galbūt tu ieškai dabar darbo naujo, taip, kažkokių perspektyvų darbe. Tai ir nežinai, kokią sritį pasirinkti, ir nežinai, reikia tą verslą pradėti kurti. Tai mano puslapyje lana.lt numerologijos skiltyje yra numerologinė pilna analizė. Taip, gali užsakyti ją savo ir pažiūrėti per jos prizmę, kokia veikla tau yra tinkamiausia. Arba kokie santykiai tau yra tinkamiausi tavo asmeninėme gyvenime. Tokiu būdu tu atpažinsi save. O kortas sako, kad taip tavo gyvenime buvo daug praradimo. Tie žmonės kažkaip sugebėjo iš tavęs atimti viską. Viską. Per teismus greičiausiai, taip, atėmė nuo tavęs viską. Teismai buvo teismai, santuoka buvo, teismai buvo. Kažkaip iš pradžių tie žmonės tai priėjo prie tavęs, pasirodė tau tokie geranoriški, taip, o teisme parodė save visai kitokiais. Arba kai jiems reikėjo, galbūt taip netgi kitaip, kai jiems reikėjo kažko iš tavęs, tie žmonės labai gražiai su tavim kalbėjo, o jau kaip iš tavęs viską paėmė ir tu jau negalėjai daugiau nieko duoti, šaltakraujiškai paliko tave. Labai panaši tokia istorija, tu likai tokia, sėdėti viena. Sėdėti viena ir sėdi galvoji, bet tu nesi